Labas vakaras, gerbėmiai mano video vlogo žiūrovai. Čia ir vėl aš Juiva ir iškart atsakau jums į klausimą. Ieva, kas nutiko tavo veidui? Tiesiog mano veide šiandien yra matyti savaitgalinis miego įspaudas, kurio aš nusipelniau visiškai per savaitę ir leidau savo išsiridenti, išsigulėti normaliai, išsimiegot ir tai labai gerai matos mano veide šiandien. Bet tai manęs visiškai nesustabdys sukurti šiandien video vlogą. Nes kodėl turėtų stabdyti mano veidas, nes, dažnai aš savo užduodu šitą klausimą šiaip, kodėl mane turėtų stabdyti mano veidas. Čia giliai krapštom, pačiūnės. Ir šiandien aš jums noriu papasakoti apie realybės šou, kuriam dalyvauju bent jau 3 kartus į metus. Ir realybės šou pavadinimas labai paprastas - Skrydžiai Anglija, Lietuva. Tai ką čia svaigsti, net nėra tokio realybės šou, čia girdi nenusišnekė, gerai, biški, išsiplau gal smegenis ten veidą, pasitvarkyk ten, ką būtų. Bet kai geriau įsigilini, tai realiai Skrydžiai Lietuva, Anglija praeina visiškai visus stereotipinio Lietuvoje rodomo realybės šou reikalavimus. Taigi pradėkim nuo to. Atranka. Visiškai basic atranka, tiesiog yra amžiaus limitas ir svarbu, kad su savim neturėtum kažkokių tai narkotikų arba dar kitų neleistinų medžiagų ir viskas, tu pakliuvai. Nors netgi ir tą atranką beveik sugebėjau sufeilinti vieną kartą, net ne dėl to, kad turėjau kažkokių tai neleistinų medžiagų su savim, dėl tiesiog paprasčiausio face kontrolo. Nes kaip matot, mėgstu juodą spalvą ir veidas irgi buvo panašioj formai. Ir kaip tik iš ryto buvo nutikę visi tie įvykiai Belgijoje ir jo, tada aš skridau į Lietuvą. Ir oro uoste buvo padarytas papildomas vienas punktas apsaugos. Nu ir aišku, atvaro Ievutė tokia visa juodoji princesė užtinusių veidų, anakonda, kobra tokia visa girdė, ne? Nu ir tam visam papildomam punkte žmonės eina, tiesiog nieko nestabdo, visi ramiausiai praeina. Nu ir aš irgi su savo 2 tašytėm laimingai einu. Priešais mane atsiranda spinta apsauginis. Sak, palauk, kiek laiko čia buvai? Pasakiau. Kodėl čia buvai? Pasakiau. Pas ką skrendi? Pasakiau. Pasą padaviau, pasą į mane, į pasą į mane, dar kartą pasą, dar kartą į mane. Nužiūrėjau nuo galvos iki kojų viską čia, aptikrinau viešpatė motina žemė. Atidavė pasą, turi grinų pinigų su savim. Nu, Jėzau, galvoju, dėdė, tu pažiūrėk mane, iš kur aš pinigų turėsiu. Sakau, nu, ne, neturiu nieko. Dar nužiūrėjau, sako, gerai eik. Nu, bet ir tą kartą net nesugebėjau praeiti face kontrolą, tai reiškia viskas yra įmanoma. Ir iš esmės supratau, kad Skrydžiai Anglija, Lietuva čia kaip koks šok su manimi, tipo. Jau vyksta bele kiek laiko tas realybės šou, nežinau, šok su manim rodo jaučiu nuo tada, kai aš gimus dar nebuvau. Vienintelis dalykas, kas keičiasi, tai dekoracijos fone, bet ir tai, kas kokius 7 sezonus. Kalbant apie realybės šou, yra kažkoks labai nedidukas tikslas, bet iš esmės apie turinį šnekant jo tiesiog nėra. Yra pradžia, yra pabaiga, o kas į tarpą vyksta? Who knows? Ir būtent visą laiką būna tie stereotipiniai veikėjai. Vienas tas žoskas šokėjas, kuris jau nuo pat pirmos laidos žinai, kad laimės. Tada porą tų šudinesnių paimta, kad būtų tiesiog žiūrovom iš ko pažvengti ir pakelt reitingus. Ir tada likusi dalis pilkos masės, kurią tiesiog galėtų mėti tos 3 mėnesius, kol rodė šitą realybės šou. Tai visiškai lygiai tas pats yra ir Skrydžiuose Anglija, Lietuva. Yra keletas tų stereotipinių veikėjų ir tada likusi dalis užpildyta yra ta pilka masė, į kurią einu ir aš, kur aš tiesiog esu vienas iš tokių casual dalyvių, kurių nieks nemato, mes tiesiog dalyvaujam, bet mes nieko neišsiskiriam. Taigi, ir tu ateini į lėktuvą, tu atsisėdi į savo vietą, išsitrauki telefoną, rašai mamai, tečiui žinutę, kad va, jau čia parskrendu, viską praėjau, viskas gerai, tuoj laukit mane sugrįžtant. Ir kol tu savo telefone ten darai dalykus, prie tavęs atsisėda šitas gražuolis mačo. Kažkoks neaišku, iš kur atsiradęs bachūras, vyras, nežinau net kaip įvardint, kuris visiškai bet kokią kainą stengsis jūs užkalbinti ir pakybinti. Ir jūs pastatysi tokią nejaukią situaciją, kad netgi šita situacija šiandien labai gera diena mūsų mokyklai, kad netrodo tokia nejauki. Ei, mažut, žinai, kom tu ir tavo telefonas panašus, tik ir laukat, kol kas nors savo sinuką įkiš. Ir tada jūs tiesiog lėtai stengiatės nusisukti į langą ir viso likusio skrydžio metu neatsisukti ir kaip nors netyčia nesukontaktuoti su ta asmenybė sėdinčia šalia. Ir tada už kelių akimirkų pasirodo antra stereotipinė asmenybė, tai kažkur už jūsų sėdintis vaikas, kuris visos kelionės metu tiesiog cyps, klyks, rieks ir ten, aš nežinau, jam batos kojinės sugrūstumi burnais vis tiek cyp. Ai, nors nu jo, būtų dėl ko cyptana. Na tada aišku mes atsiplėšiam nuo žemės, pakylam, skrendam, tuomet pradeda aiškėti, kas ūkuose daugiausiai pakėlė šaibų. Kaip galima nuspręsti, kas šitoj hierarchijoje užima aukščiausią pakopėlę? Tai labai paprasta, tiesiog reikia žiūrėti, pas ką dažniausiai vaikšto stiuardesės su tais mažais alkoholio buteliukais. Ir tada po kurio laiko pradeda vis garsiau jūs pasiekti kalbos apie šaibas. Tai toj Lietuvoj, tų pinigų, man nesvarbu, aš tų mašinų, į tą aš galiu nusipirkti. Man vapšė vienodai, supranti, aš
Aš man tokią savoką kaip greitis pas manęs nėra, aš skrendu, suprant, pas manęs spidometras nuo 100 šiam prasideda, aš užsivedu mašiną, aš jau skrendu iškart, suprant, nes manim sustab policija, sako dokument, kokį dokumentą hujume, aš neturiu tokių, man nereiks, suprant, aš atkešu 500 litų, sakau, valiutų pasikeiti. Matai, man nesvarbu, ne ta valiuta, aš tau bet kokią. Euriukai, svariukai, litukai, aš visom valiutom, va taip. Ir šitos kalbos vis labiau pradeda garsėti ir vis dažniau jūs pasiekti. Ir lygiai taip pat kaip ir tas spiegiantis vaikas, šitos kalbos jūs lydės visos likusios kelionės metu. Na ir įpusėjus skrydžio atsiranda 4. stereotipinė asmenybė, tai ponas komentatorius. Jūs nežinot, kas tai per žmogus, vyras, moteris, jūs nesuprantat, kur tas žmogus sėdi, jūs pasiekia jo kalbos ir neigiami komentarai apie viską. O, sėd girts visas, ane? Reik čia prigertam lėktuve. Aš nesu, būtų oro uoste, galėtų punktą padaryti, nusileidi, įpūti skrendį atgal, niekam nereik, prigerus čia į tą lietų. Žiūrėk, į tą stewardesę, žiūrėk, ir nešanam vis tiek. Pažiūrėk, tas stewardesės, tas sijonas, kaip kokia, kaip prostitutė kokia girdė, aš nežinau. Žiūrėk, šalia matai, kokia sėda irgi merga. Tus plaukus, išsileidus, pasileidus, taip reik dabar. Aš nesuprantu, su tais plaukais visur čia. Na ir besiklausant šių neigiamų komentarų, stewardesė per savo mikrofoniuką praneša, kad sveiki, mėlyje keleiviai, už 20 minučių leisimės tokiam ir tokiam oro uoste, prisistekit savo saugos diržus, čia užsilenkit staliukus ir na. Na ir tada, kai jau pradedam leistis, išaiškėja mano mylimiausios būtybės šitam realybės šou. Tai žmonės, kurie visiškai nešvaisto savo laiko ir stengiasi išnaudoti kiekvieną visiškai savo gyvenimo sekundę, ją pavers produktyvę. Kai pradedam leistis ir jau priekinis ratas vos paliečia tą jau asfaltą, jau jauti tą tokį dididididididį. Tie žmonės šoka iš savo vietos diržus, atsišaga, jau čia susitraukia, kraudas, lagaminus, ten striukės, krist pradeda, nesvarbu. Stewardesė sako per mikrofoną, atsiprašau, gal galite atsisėsti, ar nespėjom nusileisti normaliai, gal galėtumėte. Nesvarbu, tus lagaminus, danut, katras tavo buvo, rūts, žalis, visus paimsim viską, išsitrauklėje ir jau stovi prie durų. Na ir kol tas žmogus kraustosi to savo lagaminus, kažkur jau pradeda po truputį aidėti ovacijos. Tačiau aš ne taip kaip dauguma žmonių, aš nepykstu, kai žmonės ploja, nes ne tik, kad turiu skrydžių baimę, turiu ir liftų baimę dar, tai aš net pakilusi 5. aukštą arba iš jo nusileidus, aš nežinau, galėčiau katučiu paploti ant fejerverkus, tos konfeti iššaut, man tiesiog yra džiaugsminga ir malonu, kad mes gyvi ir nusileidom, kad tiek su liftu, tiek su lėktuvu. Na ir tada, kaip ir bet kuriam kitam realybės šou pasibaigus, jūs išeinat su savo lagaminukais į laukimo salę ir galite pasijausti, kaip bet kuris kitas, bet kuriam kitam realybės šou dalyvavęs žmogus, jūs išeinat į laukimo salę ir jūs visi pasitinka su šypsenom, su gėlėm, ten fotkina, nors jūs nieko doro nenuveikėt, jūs nieko nepadarėt, jūs tiesiog dalyvavot kažkokiam tai realybės šou, bet visi tiesiog žiūri ir džiaugias, kad žiūrėk, eina, kaip fainiai, tu pažiūrėk, su lagaminu, 2. Tačiau, kad ir kaip ten bebūtų, man visą laiką beprotiškai malonu yra dalyvauti šitam realybės šou. Nežinau, kad jo gale tiesiog manęs laukia pagrindinis prizas, tai šeima ir mylimi draugai, kurie manęs laukia. Kaip čia lyriškai, Dievo, ne? Tokį palyginimą, tipo, pagrindinis prizas. Neblogai, ne? Taigi, ačiū, kad žiūrėjote šį mano video blogą, tikiuosi jums patiko, o gal ir ne, komentaruose lauksiu jūsų mylimiausių stereotipinių būtybių iš skrydžių ir tiek šiam kartui, sėkmės ir iki kitų susitikimų. Iki.